Sveiki visi. Šiandien aptarsime naujienas, pamatysime, kaip manipuliacijos ir strategijos formuoja kriptovaliutų pasaulį. Pradėkime nuo įspūdingos naujienos. BlackRock Spot Bitcoin ETF oficialiai tapo greičiausiai augančių biržoje prekiaujamų fondų istorijoje. Tai rodo milžinišką institucinio kapitalo susidomėjimą. Tačiau įdomu tai, kad nors ETF pradžia buvo įspūdinga, dabar pastebime pirmąją neigiamą savaitę grynųjų srautų, kas signalizuoja, jog institucijos laikinai pristabdė savo pirkimus. Apie tai pakalbėsime vėliau, nes šis sustabdymas gali turėti reikšmingą poveikį Bitcoin kainai. Toliau MicroStrategy pranešė apie naują pirkimą. Kompanija įgijo dar 2138 bitkoinus už maždaug 209 milijonus JAV dolerių. Vidutinė pirkimo kaina siekia 97 837 JAV dolerius už vieną bitkoiną. Tačiau yra viena problema. Nors bitkoino kaina pastaruoju metu buvo stabili arba net kilo, MicroStrategy akcijos nukrito beveik 46% nuo lapkričio 21 dienos. Tai rodo, kad investuotojai pradeda skeptiškai vertinti įmonės strategiją. O dėl to, kad MicroStrategy planuoja iki 97% padidinti savo akcijų skaičių tam, kad galėtų toliau skolintis ir pirkti bitkoiną. Tačiau tai sukelia didžiulį spaudimą esamiems akcininkams, nes jei planas bus patvirtintas, esamų akcininkų turimos dalis reikšmingai sumažės. Jei planas bus nepatvirtintas, MicroStrategy negalės toliau pirkti bitkoiną, o visa įmonės strategija tampa pavojinga. Be to, reikia nepamiršti dar vieno svarbaus aspekto. Kai bitcoin kaina krenta, skolintojai turi teisę į užstatytą turtą. Šiuo atveju tai yra MicroStrategy laikomas bitkoinas. Jei Michael Saylor nesugebėtų reikšmingai praskiesti akcijų ir surinkti kapitalo, skolintojai galėtų tiesiog perimti visas kompanijos bitkoino atsargas. Tai dar labiau pabrėžia, kaip stipriai MicroStrategy modelis priklauso nuo bitcoin kainos augimo ir kodėl dabartinė situacija yra tokia pavojinga. Taigi Michael Saylor susikūrė savo situaciją, iš kurios bus sunku išbristi, nes įmonės modelis yra priklausomas nuo bitcoin kainos augimo, o bet koks rinkos kritimas gali sugriauti visą sistemą. Dabar pakalbam apie dar vieną temą, kuri maitina bitkoino burbulą. Tai Tether USDT. Pastaruoju metu Tether ne tik sustabdė naujų USDT spausdinimą, bet ir sudegino daugiau nei 1 milijardą USDT, kas yra didžiausias vienkartinis deginimas istorijoje. O jūs gal klausite, prie ko čia bitkoinas, jei kalbam apie USDT? Kai Tether spausdina naujus USDT, jie naudoja šiuos pinigus bitkoino pirkimui, kad paremtų savo stabiliasias monetas. Tai sukuria dirbtinį bitkoino paklausos augimą. Kitaip tariant, spausdina iš oro USDT ir perka bitkoiną ir jį naudoja kaip rezervo atsargas padengti tą patį USDT. Tačiau dabar, kai USDT kaldinimas sustabdytas ir vykdomas deginimas, bitkoino kaina sustojo kilti. Istoriškai tokie įvykiai baigdavosi reikšmingais kainų kritimais. Tether iki šiol neatliko nepriklausomą audito, kas kelia rimtų klausimų dėl jų rezervų. Manau, patys suprantat kodėl. Dėl šios priežasties jie neturi patvirtinimo Europos Sąjungoje ir USDT yra išimamas iš kai kurių biržų. Grįžtame prie Bitcoin Spot ETF. BlackRock laikinai sustabdė bitkoino pirkimus, o tai jau matome rinkos kainų dinamikoje. Tuo pačiu metu daugelėje jurisdikcijų siūloma įtraukti bitcoin į nacionalinius rezervus. Tai mes matome naujienose beveik kiekviename video. Prie šio sąrašo dabar jungiasi Hongkongas ir Šveicarija. Tačiau, kaip netrukus parodysiu video segmente, yra argumentų, kad bitkoino rezervų idėja ir visa šita bitkoino marketingo kompanija yra ne kas kita kaip geopolitinė strategija, o net atsakas į finansų sistemos problemas.
And it's just they keep centralizing. And you've been talking a lot about decentralizing. And it's really important that people understand that. So a lot of people are turning to Bitcoin. And then suddenly you see now BlackRock's involved in Bitcoin. And this is involved in Bitcoin. And nobody really knows where it came from. So we have some kind of financial implosion coming that looks like it's being manipulated. And I think that's also part of the CIA operation itself, because they don't want to ever have to show where their money went. So it's the CIA's dream come true. And the CIA right now is actively working towards a global digital currency, because it's pretty clear the dollar is going to collapse. And our $36 trillion national debt is going to collapse. And we can barely make the payment on the interest right now, which is equivalent to the entire budget of the Department of Defense. So there is a gross economic crisis coming to America. The signs are everywhere. The CIA knows that, as well as the White House National Security Council. So they're all in for cryptocurrency, and they're pushing for the CIA specifically, a global cryptocurrency, and when the US dollar eventually collapses. Ir tęsiant pokalbį apie finansų rinkos žlugimą, turime įspėjimą iš FDIC, kad 68 Amerikos bankai yra arti bankroto ribos, o bendra jų nerealizuotų nuostolių suma siekia 364 milijardus JAV dolerių. Na, mes pakalbėjom ir matėm video apie tai, kodėl galimai nieks nenori domėtis, kuo iš tikrųjų užsiima Tether ir kas tas Satoshis Nakamoto. O dabar pažiūrėkime, kodėl SEC nusprendė paduoti į teismą Ripple kompaniją. Šiame video Gary Gensler prieš tapdamas SEC vadovu dėstė paskaitas MIT universitete. Ir būtent apie tai jis kalbėjo. Matyt nežinojo, kad vėliau bus pasiųstas į SEC tam, kad sulėtinti startuolį Ripple ir visą kriptoindustriją. One central monopolist with another central monopolist, a lot of commercial banks aren't terribly excited about that. Maybe you're going to have to give some ownership. Maybe you'll have to give 50% of your ownership to the 20 banks that are now, part of this. I mean, there are other ways to build incentive systems. Maybe you put a native token in there, and you give them the native token. So there may be other incentive ways to beat the current monopolist. But I, having been around commercial banks for a long time, they really are looking for ways to replace their aggregators in their back office, whether it's clearing, settlement, exchanges, credit agencies. But they are deeply understanding, because they are pretty ambitious and very good at making money as well. They deeply understand that every idea that's pitched to them is somebody who currently is small but wants to get big and gain market power. So they're also always thinking about how to ensure that there's a check to slow down your startup from gaining market power 5, 10, and 15 years from now. They don't want you to be the next clearinghouse like the Chicago Mercantile Exchange or Intercontinental Exchange. They don't want you to be the next central node of market power. So you might share some of that with them, or you might find an incentive. Taigi matote, dėl ko iš tikrųjų tie teismai ir kodėl nieks nekalba apie Ripple iš gerosios pusės. Todėl, kad Ripple ir XRP kelia grėsmę tradiciniai finansų sistemai. Tuo tarpu Tether, kuris veikia be skaidrumo ir kelia daug daugiau klausimų, lieka nepaliestas. Taigi, Amerikos bankai žino Ripple galimybės. Dabar parodysiu video, kad Japonija taip pat žino, kad XRP ne šiaip koks shitcoinas. Čia SBI Holdings akcininkų susirinkimas, kurie yra antri pagal turimų Ripple akcijų kiekį. 何週間かで裁判所の結論が出ると彼は考えてるみたいです。結論が出て、リップルの XRP がコインだということになると、これは大変な値段になると思います。我々外部の筆頭株主ですから、大変なキャピタルゲイン、売ればキャピタルゲインでリアライズされますけど、売れなくても
相当なものになるだろうというふうに評価上ですね、思ってます。多分結論がポジティブに出れば Taigi matote, Japonija taip pat žino. O čia matome, kad ir Pietų Korėja žino, kur XRP prekybos apimtis Pietų Korėjos biržose dvigubai didesnės nei Bitcoino ir net 10 kartų didesnės už Ethereum. Tai grįžtame į Europą, kur jau žinome, kad Tetheris išimamas iš europinių biržų, o RLUSD arba Ripple USD ateina į rinką per MoonPay, kuris gavo MiCA patvirtinimą Niderlanduose ir tai atveria kelią reguliariems mokėjimams visoje Europoje. Be to, dar pažiūrim video klipą, kuriame Tether bendrakūrėjas teigia, kad stabiliosios monetos yra geriausias sprendimas tarptautiniams mokėjimams. Stablecoins have really taken off this year with all the talk around institutional growth and obviously the announcement from Ripple that it's launching its own stablecoin on Tuesday. How has that part of the crypto industry matured in 2024? Most companies this is not a priority for most companies. And which is surprising because payments is very important to a lot of companies, particularly cross-border payments. And there is no better way to conduct a cross-border payment than by using a stablecoin. Tai matome, kad nepaisant SEC spaudimo, Ripple ir XRP toliau auga ir tampa vienu iš pagrindinių finansų rinkos žaidėjų, ko ir bijo dabartiniai rinkos monopoliai. Tuo tarpu Bitcoin manipulacijos, mano nuomonė, yra organizuota strategija išpūsti kainą ir įtraukti investuotojus bei valstybės, kol vieną dieną viskas gali griūti. Ar ne todėl niekas nesikiša prie Tether ar MicroStrategy? Tai klausimas, kurį verta kelti. Ačiū uždėmesį, jei patiko šis video, būtinai pasidalinkite juo su draugais. Tuo jūs prisidėsite prie šio kanalo augimo. Spauskite nykštį, komentuokite ir iki kito karto.